Reikia dukrą vežt pas draugę, komfortiškai ir saugiai apsižergiu varadėro, jam lygių komforte nėra. Vilnius stovi piko metas, bet buvau aš tai numatęs. Apvažiuojam šitą zoną, jau pažįstu gi rajoną. Tuoj pašokom link Trakų, pro Rykantus jau suku. Kol visi per kamščius kreta, mes jau maunam autostradą. Per pušynus veda kelias, palei nerį per tiltelį. Kernavė Zaraza, jaučiu moco Šignotaso. Tik stotelėje sustoju, tai kaip mat suprakaituoju. Nėra kaip nuleist kojelės, remiasi jinai kelia. Vos ne vos kažkaip sustvarkęs, žiūriu padangą vargę, kaip Kaliošas susiplojus. Ką daryt, blet, atsistojus? Ką tik buvo remontuota, gan nepigiai paklijuota. Nu bet fuck, goro nėra, nafig už visą chalerą. Nu bet ką čia prisikeiksi, matai soro neprileisi. Rinkinys dešen, kaip tyčia, nebetilpo liko greičioj. Skambinu nuolankiai žmonai, pripažįstu, kad balvonas. Ir prašau žmonos suprasti ir tervečką man atvežti. Tai turiu dabar aš laiko, keikiuosi, rūkau be saiko. Pasigodžiu ir į četą, chebra gana greit pamato. Patarimų gaunu sočiai, jiem atrakcija karočią. Bet pagalbos rankų miškas tik atvaro jau maniškę. Dar paklausė chuliganai, ką žmona apie tai mano. Džiaugiasi, sakau, net spindi, jie suprato mano mintį. Bet užtenka durnavoti, laiks Kaliošą remontuoti. Ir su patarimais chebros dirbu, blet, ariu kaip negra. Reikia skylę išbaksėti, šniūrą adaton įdėti. Apmozot klijais, kiek matos, ir sugrūst, kiek ir sveikatos. Oro reikia pus nedaug, 30 minučių laukt. Kad ant kelio nepamesti, turi šniūras gi priprasti. Reik paskui ilgai rūkyti, kad galėtum nustatyti laiko padangą ar kiaurą. Nu ir nafig būtų žiauru, kągi galim atsipūsti.